grįžę iš Vilniaus rado padėtą ant stalo, kadangi kai tėvai išvažiuodavo į Vilnių, paskui buvo leidžiama naudotis būtų. Tai vat vieną kartą, reiškia, buvo rastas toks eilėraštukas. Andrius perskaitys originalą, aš po to perskaitysiu savo vertimą į lietuvių kalbą. 71 metų, 71 meты. Мои любезные друзья, я вашим восхищен жилищем. Жаль, что к дверям его нельзя прибить вот то, чего мы ищем. Оно прекрасно, это раз. От вас скажу вам по секрету, чтобы мысль не развивали эту. Оно прекрасно и без вас. Я кое-что здесь сочинил. Немного, так, одно, другое. Не поломал здесь ничего я и ничего не починил. Придерживаясь честных правил, не портил девственниц я здесь. Ваш сахар уничтожив весь, я кофе вам зато оставил. Na štai, galima tą patį lietuviškai. Mano mieliausieji draugai, aš jūsų būstų sužavėtas. Gaila, prie durų neprikalsi lentelės, būtent tokios ieškom vietos. Jis nuostabus, tai pirma. Antra, atskleisiu paslaptį aš jums, minties šios smarkiai neplėtokit. Jis ir be jūsų nuostabus. Čia būdamas šitą sukūriau, nedaug, tik smulkmenas rašiau. Čia nieko jums aš nesukūriau, bet nieko ir nepataisiau. Garbės taisyklių nepamiršęs, merginų nekaltų negadinau. Ir cukrų sunaikinęs visą, užtat jums kavą palikau.